Labą dieną, aš esu Sandra Bradauskienė, keramikos mokytoja ir taip pat šiais metais komisijos narė iki mokyklinio amžiaus vaikų keramikos darbų parodoje Keramikų pavasaris. Šiemet šita paroda yra antroji ir tikrai labai galime džiaugtis didelė nuostabių darbų gausa. Labai daug dalyvavo vaikų, daug dalyvavo mokinių, kurie susipažino su keramika. Vieni susipažinę jau yra daugiau, nes dalyvauja antrą kartą, kiti dalyvavo pirmą kartą. Tai iš tikrųjų džiaugiamės tokiu nuostabiu renginiu ir kviečiame visus, kurie dar nedalyvavo Keramikų pavasaryje, kitais metais prisijungti prie šios nuostabios parodos, pamatyti keramikos įvairovę ir, žinoma, išmokti kiekvieną kartą dar daugiau ir susipažinti su keramika dar plačiau. Esu Giedrė Dmišnaitė, galima mane vadinti menininkė arba keramikė, čia būtų arčiau tiesiog. Aš buvau komisijos narė iki mokyklinio amžiaus vaikų keramikos parodoje Keramikų pavasaris ir trumpai apie parodą. Darbų įvairovė didelė ir marga. Pastebėjimas yra toks, kad norėtųsi labiau technologiškai dirbti ir kad vaikai būtų supažindinti su technologijom ir atskirti keramiką nuo tapybos. Spalviškai viskas įmanoma taip pat kaip ir tapybai su glazūrom, sakykime, ir spalvos liejasi ir tapoma, ir baksnojama, ir kas tik tai. Norėtųsi palinkėti leisti vaikams atsiskleisti labiau susidraugauti su moliu ir nevaržyti vaikų kažkokiom tai labai griežtom taisyklėm, nes molyje taisyklių kaip ir nėra. Žiūrėtojai, Žiezdrė, Kalubės nariai ir draugai. Aš esu Romana Kulik, esu menininkė atvažiavusi iš Talino, iš Estijos ir įsimylėjusi į jūsų Žiezdrę antrą kartą gyvenime į keramiką. Dėl to, kad noriu jūs visus pakviesti dalyvauti tame klube, mokytis keramikos, pažįsti keramikos ir drąsiai dalyvauti ir lipdyti, mylėti molio, mylėti tradicijas, mokytis ir tobulėti. Labą dieną. Taip, turėčiau pradėti, komentaras, ne? Nu ką, mes dalyvaujam labai puikioje parodoje, kurios dalyviams iki 6 metų. Šitą parodą suorganizavo labai žymi parodų organizatorė, aktyvus žmogus Vida Daukšienė. Visas didžiausias rūpestis teko jai, bet mes, susirinkę keletą mokytojų, turėjome vertinti vaikų darbus ir pasiekimus. Vaikų darbai yra pirmieji žingsniai į keramikos, tai dieviškos profesijos tęsėjai. Darbai paprastučiai, nuoširdus, įdėta daug mokytojų triūso, bet svarbiausia, kad vaikai savo kūrybingumu rodo pavyzdį netgi ir vyresniems mokiniams. Nors tai yra nedidelis kiekis darbų, kurie gali būti išskirtiniai, bet mes juos peržiūrėdami įvardinom tam tikrus trūkumus, tam tikras nuorodas, pasakėme mokytojams, kaip mokytojai turėtų elgtis tam tikrų metu, mokydami vaikus, siekti mūsų tikrųjų liaudies keramikos taisyklių. Nes jos keramikos taisyklės yra keramikos taisyklės, o ne skirtos paprastiem darbam išreikšti. Aišku, gali stilius skirtis spalvos, skirtis nuomonės, skirtis darbai skiriasi ir mes pasistengėme įvertindami, pažymėdami tuos vaikučius, kurie užėmė 1, 2, 3 vietą, jų kūrybingumą, jų asmeninį kūrybingumą.
mokytojų pagalba, kuri buvo sudėta į tam tikrus meniškus dirbinius, visumą mes stengiamės vertinti kaip kūrybinius darbus. Bet vaikų kūrybingumą mes labai pasistengėme patarimų duoti ir paaiškinimų, kaip ateityje galėtų vaikai kūrybingiau dirbti. Ko gero svarbiausia būtų taisyklė pažinti save, pažinti žmogų, pažinti gamtą ir tuos savo pastebėjimus išreikšti meno kūrinėliuose. Kitų metų konkursas, kuris bus jau trečiasis, turės liaudišką pakraipą. Tai va mes tikėsimės darbų.